pristato Lietuvos kredito unijos. Jau 120 000 narių. Pinigų skiltyje mes šįryt sveikinamės su Lietuvos centrinės kredito unijos rinkodaros skyriaus vadovė Jurgita Igarytė. Labą rytą, Jurgita. Ir Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininku Fortunatu Dirginčiumi. Labą rytą, Fortunatu. Labas rytas. Pasirodo, kad kiti metai, 2012, paskelbti tarptautiniai kooperatyvų metai. Pone Fortunatai, jūsų noriu klausti, kas ir kodėl nusprendė būtent 2012 paskirti tokiai temai? Na, kiti metai yra paskelbti kooperatyvų metais Jungtinių tautų organizacijoje ir tiesiog kooperatyvai daug prisideda prie socialinės, ekonominės plėtros įvairių šalių, ypatingai skurdo mažinime, darbo vietų kūrime. Ir ta veikla, galbūt nesimato taip garsiai. Tai kitais metais sieks tiek jungtinės tautos, tiek įvairios šalis populiarinti būtent pačią kooperaciją. Šįryt laidoje ir pamėginsime išsiaiškinti, kokie kooperatyviai veikia pasaulyje ir Lietuvoje ir kokia iš jų nauda kiekvienam prie jų prisijungusiam. Jurgita, jūsų noriu klausti, apie kokius kooperatyvus Lietuvoje mes galime kalbėti? Tai Lietuvoje veikia 3 rūšių kooperatyvai. Žemės ūkio kooperatyvai, prekybiniai kooperatyvai ir kredito unijos. Tai kredito unijos yra finansinės paslaugas teikiantis kooperatyvai ir šiuo metu Lietuvoje veikia 73 kredito unijos. Dar įdomu pažymėti tai, kad tos kredito unijos, dalis jų, 62 kredito unijos, yra įsteigę net ir savo kooperatyvą, tai yra centrinė kredito unija, kurią mes ir atstovaujame. Ir šios kredito unijos turi jau virš 120 000 žmonių. Ir dauguma tų žmonių yra net ir mažųjų miestelių, kaimų gyventojai. Ten teikiamos kredito unijų paslaugos net tose vietovėse, kur nėra banko skyrių įsteigtų. Ir todėl mūsų tinklas yra plačiausias Lietuvoje. Yra net 178 veikiantis padaliniai, kur galima gauti kredito unijų paslaugas. Fortunatai, lyginant bendrai kooperatyvus ir akcinės bendrovės, kuo jos skiriasi ir kokie galbūt kooperatyvų privalumai? Tai kooperatyvai, nebūtinai kredito unijos, nuo akcinio kapitalo įmonių skiriasi tuo būtent savo valdymu. Kooperatyve vienas narys turi vieną balsą, vadinasi, nepriklausomai, kiek žmogus turi pinigų ar akcijų, jisai turi tik tai vieną balsą. Tai yra esminis dalykas. Toliau yra požiūris į pelną. Kooperatyvas nesiekia aklo pelno, svarbu patenkinti kooperatyvo nario poreikius. Ar tai paslaugas teikti pigiau, patogiau, o pelnas, jisai bet kuriuo atveju, jeigu yra uždirbamas, jisai lieka toje bendruomenėje, iš kurios buvo sukauptas. Jurgita, kaip galima būtų įvardinti kooperacijos naudą paprastam žmogui kiekvieną dieną? Tai nauda akivaizdi, tiesiog gauti paslaugas paprastesnėmis sąlygomis. Pavyzdžiui, tiesiog kredito unijose galima ir nemokamai susimokėti komunalinius mokesčius, pigiau atlikti pinigų pervedimus ir taip pat, kaip minėjau, paprasčiau lengviau gauti paskolas. Todėl, kad kredito unijos nariai yra ir savininkai ir tie patys žmonės yra klientai, jie vienas kitą daugmaž pažįsta ir todėl viskas yra paprasčiau negu atėjus į banką. Ir taip pat kita nauda yra, kad žmogus gali, būdamas kredito unijos nariu ar kooperatyvo kito, tiesiog aktyviai dalyvauti savo bendruomenį. Fortunatai, jau išsiaiškinome, kokia situacija Lietuvoje ir Gita nupasakojo, kokia situacija užsienyje, kalbant apie kooperacijas. Jungtinių tautų organizacijoje buvo taip preliminariai paskaičiuota, kad apie 1 milijardas žmonių šioje planetoje yra vienokiu ar kitokiu būdu susijęs su kooperatyvais. Tai iš tiesų yra didelis skaičius žmonių. Europoje, pavyzdžiui, finansiniai kooperatyvai arba kredito kooperatyvai užima apie 20% rinkos. Tai yra irgi ganėtinai įspūdingas skaičius, suma. Tai kooperacija pasaulyje yra labai paplitusi ir ne tik tai besivystančiose šalyse, tačiau ir Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje. Tai panašu, kad visas pasaulis švęs, ne tik naujus metus, bet ir kooperatyvų metus. Jurgita, kaip Lietuvoje tai bus pažymima? Tai visų pirma, ateinančių metų tikslas yra skleisti kooperacijos idėjas Lietuvoje.
mes susidurime su tom, kad žmonės dažnai neįsivaizduoja, kas tai yra kooperatyvas, net nežino, kad kredito unija yra kooperatinė įmonė. Šių metų lapkritį mes atlikome Lietuvos gyventojų apklausą ir vienas iš klausimų buvo, kokia yra būtent kredito unijos veiklos forma. Tai tik 28% apklausos dalyvių atsakė, kad tai yra kooperatyvas. Kiti apklausos dalyviai manė, kad tai gali būti privati įmonė, valstybinė įstaiga, visuomeninė organizacija. Tai kaip matom, tikrai žmonėms trūksta informacijos ir dėl to mes planuojame daryti keletą renginių tiesiog paprastiems žmonėms ir taip pat ir kredito unijų nariam. Ir vienas iš tokių renginių bus netgi Liepos mėnesio pradžioje, tai dviračių žygis per Lietuvą, ir kuriame kviečiame dalyvauti ir visus Lietuvos žmonės. Ir šio žygio pabaigoje taip pat planuojama kooperacijos šventė, tai irgi bus kalbama būtent apie kooperaciją, apie kredito unijų vaidmenį. Ir taip pat tuos renginius bus jų ir daugiau pačiose kredito unijose, tai tiesiog bendrą renginių grafiką planuojam paskelbti kitų metų pradžioje mūsų internetiniai svetainiai. Ir taip pat tiesiog galima ir nelaukti to renginių grafiko, o pasidomėti, kur yra arčiausiai jūsų veikianti kredito unija ir ateiti ir pasidomėti, kokie renginiai laukia kitais metais. Man labai smagu, jog ir per mūsų laidą žmonės gauna atsakymus ir šiek tiek daugiau susipažįsta su kredito unijų veikla. Ir štai, ponia Fortunatai, man jausti pašnibždėjo žiūrovo klausimą. Žmogus klausia, ar indėliai kredito unijose yra lygiai taip pat apdrausti kaip ir bankuose. Na, toks labai praktiškas klausimas. Praktiškas ir aktualus klausimas. Šiais laikais labai aktualus. Taip, tai kredito unijose indėliai taip pat yra apdrausti tokiom pat sąlygom kaip ir komerciniuose bankuose. Tad dėkoju Jums už pokalbį ir linkiu gražios darbo dienos ir visos geros savaitės. Ačiū. Dėkui Jums. Rubrika pristato Lietuvos kredito unijos. Jau 120 000 narių.